Taigi, noriu paaiškinti Emos užduotis. Jeigu esi čia, vadinasi, tu jų šiek tiek nesupratai. Dėmesio. Pirma užduotis patenkinamo lygio. Pažymėk 6 būtojo kartinio laiko veiksmažodžius, atsakančius į klausimą, ką veiki. Veiksmas, vaikai, vyksta vakar. Būtasis kartinis laikas. Ką veiki? Pasakoju. Ką veiki? Matot, kad tinka. Sportuoja. Ar šis žodis atsako į klausimą, ką veikia? Ne. Jis atsako, ką veiki, ne, o ką veikia. Vadinasi, jis mums netinka. Kurdavo. Ką veikdavo? Vadinasi, irgi netinka. Stebėjo. Ką veiki? Tinka. Matot? Taigi jūs išrašot 6, kurie atsako į klausimą, ką veiki. Kelkite atidžiai žodeliam klausimus. Antroji užduotis. Vienoje pusėje duoti klausimai ir kitoje pusėje klausimai. Per vidurį duotas tekstelis. Sujung klausimą su reikiamu sakiniu. Papuošėme stalą. Tai yra papuošėte stalą. Iškart matote ėte, galūnė ir išduoda. Ir čia ėte. Ką veikėte? Vadinasi, ką veikėte, sujungėte su papuošėte. Paruošėme vaišes. Ieškom. Ką veikėme? Žiūrėkit, galūnė irgi ta pati. Ėme ir čia ėme. Irgi sujungėte, manau, lengvai susitvarkysite. Toliau yra trečia užduotis. Pabaik rašyti sakinius, pavartodamas kortelėje parašytus būtojo kartinio laiko veiksmažodžius. Va štai čia, vaikai, pirmą persiskaitykit visus žodelius ir tada kortelę labai atidžiai, kas joje surašyta. Visus daiktus į savo vietas. Pasižiūriu kortelį. Surinko, išsiurbė, nuvalė, sudėliojo, sutvarko, išmetė, susitvarkė. Kodėl iš karto negaliu rašyti? Todėl, kad aš nežinau, kokių žodelių reikės kituose sakinukuose. Taigi persižiūrėkit visus sakinius. Sulūžusius žaislus ir juos, rašomojo stalo stalčius, dulkes ir kilimą. Na, iš karto aišku, kad išsiurbė, žiūrėkit, tinka čia. Išsiurbė, dulkes ir kilimą. Jau vieną žodelį būsit panaudoję. Toliau ieškokit rašomojo stalo stalčius. Tai negi surinko, tikrai ne, ir neišsiurbė, ir nenuvalė. Tikrai rasit, kad susitvarkė. Ir taip visai nesunkiai atrinksite žodelius. Paskutinė užduotis kūrybiška, labai smagi. Artėjant kalėdoms klasėje su draugais ruošėsi šventė. Sugalvok ir parašyk apie tai sakinius, duotus veiksmažodžius pakeisdamas būtuoju kartiniu laiku pagal nurodytus asmenis. Čia sunkiau. Aš, duotas asmuo, ir lankstyti. Tai aš vakar lanksčiau. Tai taip ir rašysit. Aš lanksčiau angeliukus. Arba aš lanksčiau sveikinimus. Dabar žiūrėkit. Tu. Dekoruoti. Tai vakar, jeigu ką veikiai, tu dekoravai. Tu dekoravai eglutės žaisliukus. Arba tu dekoravai sveikinimą. Toliau reikia padaryti mes ir padaryti jūs. Tikiuosi, kad lengvai veiksite. Sėkmės!